Iš to vardo labai daug kančios stovi, žinokit. Va. Aš šiandien, brangieji, pasidalinti su jumis noriu keletą minčių. Ir padarysiu trumpą įžangą. Iš tikrųjų, pirmiausia, noriu paskaityti iš Kunigų knygos 26 skyriaus. Ir mes žinom, kad tai yra Senasis testamentas ir tai yra jau senoji sandora, kuri šiandien yra jau išpildyta. Jėzus atėjęs įsteigė naują sandorą, patvirtino, pasirašė ją savo šventų krauju ir mes šiandien iš tikrųjų turim naują sandorą, bet iš Senojo testamento mes galim pasimokyti tų tam tikrų pamokų, dvasinių principų, suprantat, pasimokyti gilių dvasinių principų, kuriuos galim būtų taikyti ir šiandien. Ir čia Mozė kalba Dievo žodžius, ką jam pasakė Dievas, ir jisai sako, 26 Kunigų skyrius, sako, jeigu tu gyvensi laikydamasis mano įsakymų ir klusniai juos vykdydamas, aš atsiųsiu lietų reikalingų metų. Žemė augins derlių, o laukų medžiai savo vaisius. Kitaip tariant, bus žemė derlinga, jinai neš derlių. O tu kulsi tol, kol prasidės vynuogių derlius, o vynuogių derlius tęsis, kol ateis sėjos metas. Ir tu turėsi daugiau negu pakankamai, kad valgyti, gyvensi saugiai savo žemėje. Ir suprantate, čia yra parašyta žemdirbių visuomeniai, ūkininkų visuomeniai. Ir jeigu mes išverstumėm šiuolaikinę kalbą, ką mes čia matytumėm, kas čia norima pasakyti, kad jeigu pasibaigus vienom pajamom, tu turėsi kitą pajamų šaltinį, tam pasibaigus tu turėsi dar vieną pajamų šaltinį, kad tavo pajamos bus pastovios. Ir čia esmė yra, kad tu pastoviai turėsi iš ko pragyventi, turėsi visko daugiau negu pakankamai. Pasakyta, Dievo žodis sako, daugiau negu pakankamai. Daugiau negu tau pačiam reikės, tu turėsi ką pasidalinti. Ir toliau, kas yra kalbama, kas labai iš tikrųjų susišaukia su tuo, kuo mes šiandien, aplinkui pasaulis, ko šiandien gyvena. Aš, sako, padarysiu žemę ramybės vieta. Tu galėsi miegoti naktį be baimės, nebijodamas. Aš išvysiu laukinius žvėris, aš patrauksiu karą. Nereikės bijoti daugiau priešų. Tu vysies savo priešus ir juos nugalėsi. 5 iš jūsų vysis 100. 100 iš jūsų vysis 1000. Ir juos, įveiksite. Juos pagausite, įveiksite, žodžius, nugalėsite. Toliau, tai yra nuostabus pažadas. Aš skirsiu tau visą savo dėmesį, pilną dėmesį. Dievas sako, Dievas žada, skirsiu tau visą savo dėmesį. Prantat? Čia koks principas, laikykis Dievo įsakymų ir tu turėsi visą viešpaties dėmesį. Jo dėmesys bus tau. Tai yra fantastika, tai yra nuostabus pažadas.
aš užtikrinsiu, sako, kad tu klestėtum, kad augtum skaičiumi ir laikytumėsi mano sandoros tvarkingai. Tu valgysi praėjusių metų derlių tuo metu, kai jau ateis laikas išvalyti klėčius arba sandėlius, kad padaryti vietos naujam derliui. Čia vėl, jeigu į šiuolaikinę kalbą išversti, tai čia yra sakoma, kad tu turėsi santaupų lėšų, tu turėsi lėšų iš ankstesnio atlygio, kai jau tą dieną, kai gausi naują atlyginimą už naują mėnesį ar panašiai. Čia kalbama, kad tu turėsi santaupų. Suprantat? Aš apsigyvensiu tavo kaiminystėje, aš nenusisuksiu, nevengsiu tavęs, aš vaikštinėsiu jūsų gatvėmis, būsiu jūsų Dievas, o jūs būsit mano tauta. Aš, Dievas, tavo asmeninis Dievas, kuris išgelbėjau tave iš Egipto, tam, kad tu daugiau nebebūtume daugiau egiptiečių vergais, kad nebevergautumėt. Taip? Aš patrauksiu tą vergystės, vargą, gėdą, tam, kad tu galėtum judėti laisvai. Tai čia yra palaiminimas tiem, kurie laikosi Dievo įsakymų, laikosi Dievo žodžio, klauso Dievo. Ne? Ir toliau yra perspėjimas, o kas bus, jeigu tu taip nesielgsi. Sako, jeigu neklausysi mano įsakymų. Iš tikrųjų labai žiaurus įstatymas žodžiai. Ir ačiū Dievui, kad šiandien mes turim malonės sandorą. Prantat? Ir šiandien yra truputėlį kitaip ir mes apie tai pakalbėsim. Bet vis tiek noriu paskaityti, kad mes tos dvasinius principus pamatytumėm. Bet jeigu tu atsisakysi paklusti ir nesilaikysi mano įstatymų, jeigu, paniekinsi mano sandorą, aš, sako, atnešiu tau rūpesčių, ligas, karštinės, aklumą ir tavo gyvenimas, bus naikinamas pamažu. Aš, sako, tu sėsi, sėklą sėsi, bet priešai valgys tavo derlių. Ne tu pats valgysi savo pasodintą derlių, bet priešai valgys tavo derlių. Aš atsuksiu tau savo nugarą arba nusisuksiu nuo tavęs. Ir, sako, pasitraukęs į šoną, žiūrėsiu, kaip tavo priešai tave naikina. Prantat? Nesikišiu. Ir žmonės, kurių tu nekenti, valdys tave arba vadovaus tau, tu bėgsi išsigandęs net tada, kai niekas tavęs nesiveja. Ir čia toliau mes galim apie baimę paklausyti. Tiem, kurie iš jūsų išliksite gyvi arba vis dar būsite gyvi, aš duosiu tą bailumo, drovumo
dvasią arba užleisiu jums tą bailumą, drovumą. Net lapų krebždėjimas sukels tau paniką. Tu bėgiosi šiandien ir ten, lakstysi šiandien ir ten, pirmyn atgal, taip, lygtais kažkas tai, reiškia, norėtų tave pagauti ir užmušti, bet iš tikrųjų niekas tavęs nesiveja. Tai reiškia, čia yra, net sunku įvardinti, suprantat, nebūnant psichologų, kokia čia būsena yra, kai iš tikrųjų tavęs niekas, iš tikrųjų tau nieks negrasina, bet ilgiesi taip, lygtais tau būtų šalia grėsmė didžiulė. Prantat? Ir man taip susišaukia, tą, ką čia mes galim skaityti, su tuo, ką mes matom šiandien pasaulyje, suprantat, tai yra fantastika. Žodžiu, tu reiškia lakstysi, tu klysi arba klupsi, tu klupsi ir krisi. Jūs klupsit ir krisit vienas už kito, visiškame pasimetime. Ir toliau sako, bet jeigu tu išpažinsi savo nuodėmes ir savo protėvių nuodėmes, kas yra žadama, aš prisiminsiu savo sandorą su Jokūbu, aš prisiminsiu savo sandorą su Izaoku ir taip aš prisiminsiu savo sandorą su Abraomu, aš prisiminsiu žemę. Ir čia iš tikrųjų mes matom dvasinį principą. Prantat, ir aš raginu jūs šiandien, ypač tuos, kurie turit finansinių rūpesčių. Ir jums tie rūpesčiai yra tokie, kad neleidžia naktį ramiai miegoti. Užduokit savo klausimą, vertą milijono. Gal aš kažką ne taip darau? Kažkur prašaunu pro taikinį. Suprantat? Nes jeigu mes darom tą patį, mes negalim tikėti skirtingo rezultato. Ir galbūt kažką tai, prantat, pagalvot, jeigu yra, pavyzdžiui, skolos susikaupusios, verta užduoti savo klausimą, pagalvot, o kodėl jos pas mane atsirado? Nes skolos ir tos finansinės problemos tai yra vaisiai, tai yra tie rūgštus vaisiai, kurių mes nemėgstam, kurie mums neskanus, kurie mums nepatinka, bet tai yra vaisiai. Prantat, aš kviečiu jūs šiandien pasižiūrėti giliau, pasižiūrėkit šaknis. Iš kur tie vaisiai kyla, priežastis pabandykit, kalbėdami su savim pačiais, užduodami savo klausimus, atrasti priežastis šito elgesio. Galbūt charakterį kažką savo ir elgesys su pinigais kažką galim pakeisti, galbūt įpročius kai kuriuos savo pakeisti. Ir tai tikrai yra įmanoma, suprantat? Yra toks labai gražus posakis, kad mūsų žodžiai formuoja mūsų mintis formuoja mūsų jausmus, mūsų jausmai formuoja mūsų veiksmus, o mūsų veiksmai formuoja mūsų charakterį. Ir tokiu būdu, pradedant nuo žodžių, kuriuos aš klausausi, kuriuos aš kalbu, ir pats savo, ir kitiems, ir žodžių, kuriuos įsileidžiu į save, nuo jų prasideda, suprantat, ir tai yra nelengvas kelias, tai yra ilgas kelias, bet tai yra tikras kelias. Suprantat? Ir toliau aš noriu pasidalinti vieno finansų kaučerio mintimis, ką jisai sako, kodėl reikėtų kitaip elgtis, ne?
tiesiog man labai tas jo įrašas patiko ir aš turiu didelį norą su jumis pasidalinti prieš tai, kaip mes pakalbėsim, o visgi Dievo karalystėje šiandien kokia yra tvarka. Taip? Nesėkmė arba palūžimas yra normalu. Šitam pasauliu tai yra normalu, jeigu man nesiseka ar kažkur nepasisekė, ar aš palūžau, tai yra normalu, nes visi su to susiduria. Jeigu, ir sako, jeigu nori kitokio gyvenimo, jeigu tau nepatinka tos nesėkmės, tai turi daryti dalykus kitaip. Ir jisai duoda pavyzdį Ameriko. Pas mus Lietuvo gal irgi kažkas tai tokio yra. Amerikoje yra normalu gyventi nuo atlyginimo iki atlyginimo, pas mus taip pat. Normalu yra pirkti automobilį išsimokėtinai, pas mus taip pat. Skolintis. Arba ten Amerikoje yra kreditinės kortelės labai paplitusios. Pas mus tiesiog skolinamas yra skolimas, ar pas tos greituosius kreditus, ar pas giminės, pažįstamus ir panašiai. Skolintis vartojimą ir neturėti santaupų. Tai yra normalu. Normalu yra nerimauti dėl pinigų kiekvieną mielą dieną. Bet pabandykit atspėti, ką galim padaryti. Tu neprivalai būti normalus ir aš neprivalau būti normali. O suprantat, užduot savo tokį klausimą, o jeigu pabandyt nenormaliu būti? Jeigu pabandyt būti nenormaliu, kas tada? Kas pasikeistų? Ir jeigu tu nuspręsi nebesiskolinti, nuspręsi būti nenormaliu, nebesiskolinti, pradėti gyventi pagal savo pajamas ir galimybės, pagal biudžetą savo, ir tokiu būdu pradėsi kontroliuoti savo pajamas, ne pinigai tave tada jau kontroliuos, bet tu kontroliuosi, kur leidi savo pinigus. Prantat? Žmonės pavadins tada tave keistu, pamatę tai besielgiant ir išgirdę tai besielgiant. Sakys, keistai tu čia. Jie sakys, kad tu išpratėjai išmokėdama savo skolas arba kad važinėjai mašina, už kurią sumokėta iš karto, grinais arba iš karto, kurią susimokėjai, tai jinai, aišku, nebus galbūt nauja. Vietoj to, kad lizinguotum naują mašiną, ne? Bet vėliau tie patys žmonės, kurie iš pradžių supratingai liksnė, kad atėjai jiems skųsti savo finansinės problemas, pasakoti ir savo rūpesčius, ir kurie supratingai galva linksėjo, jo, nes visi tai labai gerai žino, nes tame pačiame gyvena. Tie patys žmonės tada, bet kai jau pamatys tavo tą ramybę, pamatys, kad tu turi finansinę ramybę, o jie patys tebevargsta, tebenerimauja, naktimis nemiega, jie tavęs paklaus, pradės klausti, klausyk, o ką tu darei, kaip tu dabar va šitaip. Ir kaip kartu su Dave Ramsey aš raginu jūs nepasitenkinti tuo normalu, nepasilikti prie to, kas yra normaliu ir rinktis geresnį, bet sunkesnį kelią. Ir tai yra iš tikrųjų tas kelias nenormalumo, tai yra sunkesnis, nes, suprantat, emociškai yra labai sunku save suvaržyti, save disciplinuoti, pačiam save valdyti, kad nešvaistytum pinigų ir neprisiskolintum. Reikalinga labai savidisciplina, didelė tikrai, ir tai yra sudėtinga, ir tai yra emociškai skausminga, jeigu pripratęs esi taškytis pinigais,
save riboti savo vartojimą yra labai skausminga, emociškai skausminga. Bet tai yra tas prakilnesnis kelias, tas sunkesnis kelias. Ir apie tą sunkesnį kelią viešpats Jėzus kalbėjo Kalno pamoksle. O Kalno pamokslas tai yra panašiai, taip kaip Mozė 26 kunigų knygos skyriuje aiškino palaiminimus ir prakeikimus. Tai Jėzus atėjęs paskelbė savo tas Dievo karalystės įstatymus ir kaip jis norėtų, kad jo mokiniai gyventų, tas dėsnius gyvenimo. Ir Mato 7 skyriaus 14 eilutėje Jėzus sako, ir čia jau Jėzus sako, nebe Dave Ramsey, čia viešpats Jėzus sako šitaip, suprantat. Įeikite pro siaurus vartus, nes platus vartai ir platus kelias yra tas kelias, kuris veda į destrukciją arba sugriuvimą. Ir beveik kiekvienas renkasi tą kelią pilną minios. Tai reiškia, tam plačiam kely bus daugybė žmonių, bus minė žmonių. Na? Bus daug, nes dauguma tuo eina, renkasi tą patogesnį kelią. Taip? O siauri vartai ir sunkus kelias veda, dėmesio, brangieji, į amžiną gyvenimą. Ir taip pat ir ramybę. Ir ramybė bendrai, visokiojopą ramybę, tame tarpe finansinė ramybė. Taip? Ir tik nedaugelis, sako, neatranda šitą kelią. Tame kelyje sutiksi labai nedaug žmonių, bet kas svarbiausia, ką tame kelyje sutiksi? Ką tame kelyje sutiksi? Viešpatį Jėzų sutiksi, nes jisai eina tuo pačiu keliu. Žmonių ten bus nedaug, bet tame kelyje mes sutiksime viešpatį Jėzų. Jisai renkasi šitą kelią. Ir aš raginu jūs šiandien rinktis, bet šitą kelią, kuriuo vaikšto viešpats Jėzus. Prantat? Ir tai yra mano pasirinkimas ir jūsų pasirinkimas. Niekas negali priversti, ar to plačiu ir patogiu keliu eiti, ar eiti tuo sunkesniu keliu. Mes patys renkamės. Prantat? Mano širdis renkasi. Ir mano širdis renkasi ir kviečiu jūs tą patį padaryti, tą prakilnesnį, tą sunkesnį kelią, kuris nėra patogus, kuris galbūt skausmingas yra. Bet ten jūs svarbiausia viešpatį Jėzų sutiksit ir ten ramybę sutiksit šitam kelyje. Ir ačiū jums, brangieji, už tai, kad jūs palaikot mūsų bendruomenę, už tai, kad jūs remiat. Ir iš tikrųjų, kaip visada, kiekvieną kartą stovėdama čia, noriu jums nuoširdžiai padėkoti už jūsų aukas, už tai, kad jūs padedat mum išlaikyti šitą vietą, kur mes galim skelbti Dievo žodį, kur mes galim šitas transliacijas daryti. Ir tai yra jūsų dėka, jūsų atsidavimo, pasišventimo ir ištikimybės dėka mes galim tą daryti kartu. Ir kviečiu jūs prenumeruoti mūsų kanalą, jeigu dar šitą nepadarėt. Kviečiu dėti patiktukus, komentuoti šitas transliacijas. Kviečiu prisijungti ir klausytis. Kviečiu atvažiuoti pas mus gyvai. Mes laukiam jūsų šičia pas mus šviesos namuose. Ačiū jums, brangieji, kad klausėte šiandien, būkit palaiminti, nes viešpatyje Jėzuje esat palaiminti. Ačiū jums.